aš manau, kad viena iš svarbiausių temų yra rinkimų proceso organizavimas, kuriame dalyvauja visų pirma pirmu smuiku griežia vyriausia rinkimų komisija. Ir mes turime visiškai šiuo metu naują rinkimų kodeksą, kuris yra labai ilgai metų buvo ruošiamas ir priiminėjamas ir jį priėmė. Ir mes dabar matome, kad vis dėlto rinkimų kodeksas neišsprendė visų esminių klausimų rinkimų procese, kuriuos turėjo išspręsti. Visų pirma, mes po šiai dienai neturime kontrolės, kaip užtikrinti lygiateisius rinkimus. Mes kaip nauji kandidatai į, visų pirma, Eduardas Vaitkus kaip kandidatas į prezidento rinkimus, su kuo susidūrė tam, kad, pavyzdžiui, surinkti parašus, 20 000 parašų. Ką tai reiškia žmogui surinkti 20 000 parašų, kaip tu neturi jokios organizacijos, neturi jokių galimybių, tačiau yra žmonės, kuriems tinka ir jie sutinka su tavo mintimis, bet vis tiek nėra organizacijos, kaip surinkti tos parašus. Ir vienas iš svarbiausių dalykų, kas susiję vėlgi su tais pačiais žurnalistų ir nuomonės laisvės reiškimo principais, kad kandidatai visi negauna lygiateisių, sakykime taip, galimybių rinkiminiam procese eterio prasme, kad jie neturi kur paskleisti savo žinią Lietuvos gyventojams. Kiekvienas iš jų turi visiškai skirtingas galimybės publikuoti savo programinės nuostatas, dar kažką. Ir jeigu tai yra partinis kandidatas, jisai turi vienokias galimybės. Tačiau jeigu toksai kaip Eduardas Vaitkus, jis neturi jokių galimybių paskleisti savo žinią plačiai visuomeniai. Todėl VRK turėtų mažiausiai sulyginti, prižiūrėti tą lygiateisio eterio sklaidą ir užtikrinti, kad būtų visiems lygios teisės, kaip yra kitose šalyse, Prancūzijoje ir visur kitur. Yra tokia tvarka, bet pas mus kažkodėl jos nėra. Užtat, Mažvydai, įsiterpsiu, užtat aš ir sakau ir sakysiu, ir VRK tiesiai aš pasakiau, kad aš nepasitikiu jumis ir reiškiu visai VRK 13 asmenų grupuotei, kad nepasitikiu jumis kaip komisija ir reiškiu savo nepasitikėjimą, nes VRK yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes jie organizuoja rinkimus ir neteisėtus rinkimus, nes nelygiateisius. Aš kaip pavyzdį, grinai pavyzdį pasakysiu. LRT, Lietuvos valstybinės radija, valstybinės televizija, LRT skelbė prezidentinių rinkiminių kampanijos metu kitų kandidatų nuomonės, o mano Eduardo Vaitkaus nuomonės 5 kartus atsisakė skelbti. Tai kitų nuomonės skelbėt, o mano nuomonės nuomonių skiltyje jūs neskelbėte. Aš apskundžiau vyriausiai rinkimų komisijai ir vyriausia rinkimų komisija pasakė, kad LRT turi teisę neskelbti mano nuomonės, nes turi nuomonę, kad mano nuomonė prieštarauja Lietuvos įstatymam. Jokių įrodymų nereikia. Užtenka jų nuomonės. Ir vyriausia rinkimų komisija, nesigilindama, ar LRT nuomonė apie mano nuomonę yra teisinga, jinai nesigilina, bet pasako, kad LRT turi teisę turėti tokią nuomonę ir kai mano nuomonė atitiks LRT nuomonę, tai jie ją publikuos. O kadangi LRT pasakė, kad jie ir kitų kandidatų nuomonių neskelbtų, jeigu jų nuomonės neatitiktų LRT nuomonės, tai tokiu atveju yra lygybė ir tokiu atveju mano teisė yra nepažeidžiamas. Šitas absurdas, totalus absurdas. Dėl 20 000 aš tiesiog atsitiktinai tada pasižiūrėjau, prezidento rinkiminės kampanijos metu reikia surinkti 20 000 parašų. Aš pasižiūrėjau, kiek turi Rusijos prezidento rinkimuose,
kiek turi surinkti parašų. Ir tada perskaičiavau Rusijos mastelį 150 milijonų į Lietuvos mastelį, tai mums reikia kelis kartus daugiau parašų negu Rusijai prezidento rinkimų kampanijos metu. Ir čia, kodėl pasižiūrėjau Rusijos, todėl, kad jinai bloga šalis, politikai mūsų taip sako, nedemokratinė šalis, ar ne? Tai ten berods 100 000 reikia surinkti parašų, įvairiuose regionuose yra nustatyta tvarka. Ir ten nedaugiau, kai ar 110 000. Irgi per daug surinkti irgi neleidžiama. Tam tikro prasmė tam yra, ar ne? Tai pas mus perskaičiavus į Lietuvos mastelį, pas mus 220 000 yra stipriai daugiau negu Rusijoje. Čia apie tai, kas yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui ir nelegiateisėtus rinkimus. Ir dar vieną pavyzdį tada pasakysiu. Kai užsienio bankai Lietuvoje. Mažvydai, su jumis kartu mes ėjome pas Švedijos ambasadorių, kuris atsisakė mus priimti. Užsienio bankas Lietuvoje, Swedbankas, uždraudė man apmokėti iš rinkiminės sąskaitos. Rinkiminę sąskaitą. Ir uždraudė apmokėti man už laikraščio atvežimą iš Lenkijos. Nes aš viršijau mėnesio limitą, o mėnesio limitą aš viršijau dėl to, kad mano rinkiminiai sąskaitai, plus mano asmeniniai sąskaitai, plus mano iždininkės asmeniniai sąskaitai, iždininkė, kuri nei giminė, nei ką. Mūsų bendras limitas buvo padarytas. Bet bendras limitas ir mano iždininkė norėjo akinius nusipirkti ir negalėjo padaryti pavedimo. Nes limitas viršytas. Ir Swedbankas raštu atsisakė padidinti man limitą. Atsisakė. Ne. Nuo kovo 1, čia buvo vasario mėnesio, nuo kovo 1, prašau, padarykit pavedimų. O čia 2 savaitės jūs pavedimų negalite daryti. Aš klausiu vyriausios rinkimų komisijos, ar tai reiškia, kad aš 2 savaitėm turiu sustabdyti savo politinę rinkiminę kampaniją. Jie pasakė, mes nieko banko paveikti negalima. Ir pasakė, kad čia jie nemato pažeidimo. Aš apskundžiau Seimui, biudžeto ir finansų komisijai. Jie persiuntė Lietuvos bankui, nes Lietuvos bankas prižiūri užsienio bankus Lietuvoje. Ir tada Lietuvos bankas atsakė, kad Swedbankas turi teisę įvesti tokius apribojimus man. Turi teisę. Kad čia viskas teisėtai. Tai įsivaizduokit, jūs vykdot rinkiminę kampaniją, jums reikia sumokėti pinigus ir sako, tam tikrą prasme normalu, kai sumokėsi pinigus, mes tada padarysime tai, ką tu prašai. Ir tu negali sumokėti, nes neleidžia padidinti limito ir priedo, vėl pakartosiu, nes šito absurdo aš nesugebu suvokti. 3 sąskaitas sujungia kaip vieną sąskaitą. Prie ko mano iždininkė, kuri turi sąskaitą Swedbanke ir kuri yra visiškai atskiras asmuo. Tai šitas absurdas, kuri Švedijos ambasadorius anglų kalba man atsakė, kad tai yra jūsų ir Švedijos banko asmeninis klausimas. Ir Švedijos ambasadorius nesikiša į šitą klausimą. Ir VRK, kuriai taip pat buvo, sakykime taip, trimituojama šita situacija, kad kuo skubiau leiskite naudotis pinigais rinkiminiai kampanijai, todėl kad visi kiti gali naudotis, o Eduardas Vaitkus negali, todėl kad Swedbanko tokios vidinės kažkokios tai klaidos ir taisyklės. O limitas buvo 20 000 eurų per mėnesį. Ir ne mano prašymų, jie patys uždėjo šitą limitą. Ir VRK parodo per tokius atvejus savo neįgalumą. Tai ne tai, kad jie neturi priemonių, jie turi priemonės, bet jie nenaudoja jų kaip reikia ir naudoja jas
perteklinai, kada jų nereikia naudoti, kaip pavyzdžiui Eduardo Vaitkaus programos nespausdinimo, neafišavimo atveju. Jie peržengė savo įgaliojimų ribas ir uždraudė publikuoti programą. Tai kaip reikia, jie nenaudoja tų priemonių, kad pasakyti Swedbank, negalima taip elgtis, nes jūs pažeidžiate esminius rinkiminius principus, kad žmogus negali normaliai naudoti sąskaitos, kur jis tik tai vienintelę tą sąskaitą gali naudoti. Jis negali iš savo asmeninių sąskaitų apmokėti kažkokių tai ar plakatų, ar benzino netgi rinkiminiai kampanijai. Jis gali tik tai iš tos sąskaitos. Tai visa tai parodo, kad VRK yra neteisėtai veikianti ir vis dėlto nesugeba sureguliuoti lygiateisių rinkimų. O dabar aš apie šitos Seimo rinkimus dar vieną pavyzdį pasakysiu. LRT, kuri nespausdino mano nuomonės. LRT atspausdino dabar Karbauskiniės partijos nario nuomonę, kuriame straipsnėje sakoma, balsuokite už Valstiečių žaliųjų sąjungą partiją. Balsuokite. Sako tiesioginiu tekstu, reiškia reklama yra. O reklama LRT yra negalima. Šitokios frazės negali būti. Aš apskundžiu vyriausiai rinkimų komisijai, tai yra akivaizdus, aiškus nusižengimas. Vyriausiai rinkimų komisija po 30 dienų, palaukus 30 dienų, parašo man raštą, kad jie kreipia ir rašto įžanga dėl galimo LRT neteisėtos reklamos, dėl galimos. Tekste taip, tai buvo neteisėta reklama ir LRT išėmė tą straipsnį, aš pasižiūrėjau, praėjus 12 dienų nuo mano kreipimosi, LRT išėmė tą straipsnį ir jisai šiuo metu yra išimtas ir tuo klausimas ir pasibaigė. Aš tada klausiu, o kokios nuobaudos yra ir LRT, ir Karbauskiniai partijai už tai, kad akivaizdžiai be prierašo, kad tai yra neapmokama politinė reklama arba apmokama politinė reklama, be to prierašo paskelbė tokius straipsnius. Nuobaudos nėra jokios. Ir tokie atvejai parodo visišką tokią anomaliją, kaip VRK vertina selektyviai vienus ir kitus atvejus. Jūsų atveju naudojamas toks standartas, kuris yra, nesuprasi, kodėl jisai toks taikomas jūsų atžvilgiu, kaip tuo tarpu, pavyzdžiui, Žalimo atveju, kaip prieš Europos parlamento rinkimus, jisai eina pirmoje juostoje su visų LGTB paradu. LGTB paradą remia žinom, kad įvairūs užsienio fondai ir visa kita, milijoninis renginys, jisai, būdamas Europos parlamento kandidatų į Europos parlamentą, pasidaro antiek didžiulę reklamą tarp tam tikros visuomenės grupės, už tame tarpe, reiškia, už užsienio fondų pinigus, kurie remia tą LGTB paradą, ir jisai be abejo išrenkamas į Europos parlamentą. VRK tame nemato jokios problemos. Tuo tarpu, Uspaskicho vėlgi atveju, kad žmogus suorganizuoja koncertą, sukviečia ten vėlgi visus kandidatus į Seimą ir visa kita, koncertas pritraukia didžiulę reklamą ir visa kita, ir norima parodyti, kad tai nėra susijęs su reklaminė jokia politinė reklama. Aš dar tik tai pridėsiu, man iš tikrųjų tiesiau, pasakyti negalima, man pasakė, kad kiekvienas atvejis yra vertinimas individualiai ir jūs esat atsakingas už trečių asmenų veiklą. Jeigu asmuo, kurio aš nepažįstu, nežinau, kažką padarė, pavyzdžiui, mano plakatą iškabino ir neparašyta, kad tai neapmokama politinė reklama, aš esu kaltas už trečiųjų asmenų veiklą, asmenų, kurių aš nepažįstu, apie kurių ką jie padarė, aš nežinau, aš esu kaltas. Tiesiu tekstu tai pasakė. Bet kadangi viskas individualiai, aš galiu būti už tai kaltas, o jūs būsit nekaltas. Nes viskas vertinama ne pagal bendrą standartą, o individualiai. Tai vėl pakartosiu.
VRK yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Aš dar pakartosiu seną frazę, kur sakiau jau prieš 1,5 metų. Grėsmės Lietuvos nacionaliniam saugumui sukelia Lietuvos Seimas, Lietuvos teismai, teisinė sistema, Lietuvos valstybės saugumo departamentas, užsienio agentai informacinėje Lietuvos erdvėje ir valdžios koridoriuose ir Vyriausioji rinkimų komisija. Tai iš tikrųjų yra grėsmės mūsų savarankiškumui ir mes negalim būti Lietuvos šeimininkai, jeigu mes tas grėsmės nepašalinsime. Iš tikrųjų, tai kai pagalvoji, su kokia dalimi ir su kokiom jėgom reikia vis dėlto išstoti prieš kokias jėgas, tai ir palygini tų žmonių, kurie ryžosi eiti į Seimą, ryžosi aukoti savo gyvenimą ir savo galbūt netgi ateitį dėl to, kad vis dėlto pakeisti dabartinę sistemą, tai valdymo sistemą. Tai tu supranti, kad tai yra visiškai atrodytų nelygios jėgos. Tačiau, kaip mes matome per prezidento rinkimus, mes aiškiai pamatėm, kad prieš metus laiko Eduardas Vaitkus buvo vienas kaip pirštas. Niekas, jokia politinė partija, jokie politikai jo nepalaikė. Tačiau jisai po tam tikro laiko jisai surinko 105 000 balsuotojų, kuriuos pakėlė nuo sofų, kurie niekada neėjo balsuoti ir nuėjo balsuoti ir prabalsavo už jį. Todėl mes dabar į Seimo rinkimus eidami, mes nežinome, kiek tų žmonių, kurie galbūt bijo pasisakyti kažką teigiamai už Eduardą Vaitkų arba iš viso bijo prisidėti prie to judėjimo, bet jie vis tiek ateis ir nubalsuos per tuos Seimo rinkimus. Aš šitam kontekste noriu pakartoti protingos moteriškės iš Amerikos, kuri Demokratų partijos buvo vicepirmininkė ir buvo kongreso narė iš Havajų, Tulsi Gabbard. 2 jos mintis, kad pradžiai išdrįsti reikia. Išdrįsti pasakyti garsiai šitai sistemai ne, nes tam reikia drąsos. Ir paskui antra mintis, kurią prieš savaitę gerą jinai pasakė, o kas yra Amerikoje tikri politikai. Lietuvoje tai 100% irgi atitinka. Tai tikri politikai yra tie, kurie pasiruošę meluoti apie bet ką ir bet kam, kad tik juos išrinktų. Tai mes nesame tikri politikai, nes mes meluoti nenusiteikę ir jeigu kas meluotų iš mūsų tarpo, aš tada tam žmogui sakyčiau, ne, gal tu jau eik atskirai, meluoti, bet kokiu atveju negalima. Tai mes nesam tikri politikai ir mes norime ir siekiame, kad atsakomybė politiko už savo žodžius ir užtat, Mažvydai, jūs seniau paminėjote apie tai, kad Seimo nario atšaukimo mechanizmą būtina, o ne tai, kad jisai papuolęs į Seimą, toliau 4 metus gali daryti, ką tik nori, perbėginėti iš vienos partijos į kitą, perbėgdamas iš partijos į kitą, kai išrinktas daugiamandatiniai, tu išduodi tuos žmonės, kurie už tave balsavo. Tai kad šitam moraliniai prostitucijai ir politiniai prostitucijai pasakyti gana. Bet tą galim pasakyti tik tai mes, Lietuvos žmonės, visi. O aš įvardinčiau visą šitą situaciją, per kurią mes dabar einam, kad mes vis dėlto sugalvojom tam tikrą irgi mechanizmą, kokiu būdu mes galėtumėm ateiti į Seimą, būtent tie žmonės, kurie niekada nepriklauso jokiai partijai ir niekada nebuvo angažuoti jokia kita politinė sistema. Tai mes iš tikrųjų naudojamės Lietuvos liaudies partijos tuo, sakykime, skeletu, juridinių rėmų ir nei vienas iš mūsų sąrašo, iš Eduardo Vaitkaus sąrašo, kaip mes vadinam, jis nėra šios partijos narys, kaip ir nėra jokių kitų partijų narys. Tai reiškia, visi žmonės, kurie eina į Seimą, jie yra nepartiniai. Tai jie eina į Seimą vien dėl to, kad jie sutinka su Eduardo Vaitkaus programa, kuri patapo ir
šitos Lietuvos liaudės partijos programa einant į Seimą ir sudarė taip vadinamą žmonių koaliciją. Tai yra žmonės, kurie nėra, ar tu esi liberalas, ar tu ten esi, reiškia, kapitalistas, ar kokia ideologija tavo bebūtų, ne tai yra svarbu. Svarbiausia yra tai, kad yra programa, aiški programa, kurios mes sieksime Seime. Ir jeigu tu sutinki su ją, 100%, tu gali ateiti į tą sąrašą ir kandidatuoti kartu. Ir aš dar truputį paaiškinsiu, o kiti klausia, nu ką jūs Seime nedidelę frakciją būsit ir taip toliau. Nu mes nieko nežinom, kokio dydžio mes frakcija būsime, ar ne? Nes jeigu 500 000 ateis Lietuvos žmonių ir pareikš savo valią, kad nebepardavinėjama Lietuva, tai mes būsim vos ne konstitucinę daugumą turėsim, jeigu 500 000 ateitų. Bet, tarkime, bus mažesnės bus galimybės, bet viena ir neabejotina galimybė bus. Mes turėsime tribūną iš Seimo, tribūną, iš kurios galėsime kalbėti, žmonėm paaiškinti, kas vyksta Lietuvos valstybėje. Aš sakau, aš kaltinau, Eduardas Vaitkus kaltinau visas Lietuvos valdžias, kurios buvo 30 metų. Kad jūs vogėte ir grobėte. Dalis iš jūsų tikrai nevogė ir negrobė. Nedidelė dalis, bet tokių buvo. Bet aš tada sakau, jūsų širdies šauksmas, kad taip elgtis negalima, buvo per tylus ir negarsus. Užtat jūs irgi kalti, kad šitą sistemą mes priėjom iki dabar. Aš ką tik šiandien netyčia pasižiūrėjau 2014 metų Ozolo pasisakymą, kuris kalba tą patį, aš pirmą kartą išgirdau dabar, kalba tą patį, ką mes kalbam. Lietuva nebeturi nepriklausomybės, neturi ekonominės nepriklausomybės, sužlugdyta Lietuvos viltis, Baltijos kelio idėja sužlugdyta, tai sako Ozolas prieš 10 metų. Ir tai, ką jūs šnekate, tai yra svarbiausia, kad mes žinome, kad visi šitie jūsų deklaracijos ir mintis, jos pasiekia vieną didžiausių visuomenės dalių, sakykime taip, lyginant su ta, kiek pavyko padaryti visiems tiems žmonėm, kurie vis dėlto sakė, atrodo, tuos pačius dalykus ir 2014 metais, galbūt netgi 2008 metais kažkas pasakė, bet jiems nepavyko prisibelsti prie tokio kiekio žmonių, kaip pavyko jums. Ir dar šitam kontekste emocinis nusiteikimas. Mažvydai, kartu su jumis mesgi tą pirmadienį ėjome pro Seimą ir pribėgo iš nugaros prie manęs berniukas. Nedidelis man pagal ūgį, su savo telefonu. Sako, ar galiu aš su jumis nusifotografuoti? Kokia 10 metų, kažin ar daugiau jam buvo, ar ne? Tai čia vienas pavyzdys. Ir kitas pavyzdys, pavežiau aš Kaune tokią senutę, močiutę, kuri, jai reikia nuvažiuoti ir jinai nesuranda, kur čia dabar kaip galima, pas draugę į laidojimo namus. Numirė draugė ir jinai važiuoja, kad spėtų dar į laidotuvės. Kai nuvežiau, sakau, o kiek jums metų? 95, nes bevažiuojant pakalbėjom, sakau, tai jūs geriau už mane prabalsuokit. Sakau, kokia jūsų pavardė? Sakau, Eduardas Vaitkus. Močiutė sako, taigi aš už jūs balsavau. Tai kas mus ateis ir išdrys paremti, čia yra atskiras galvos skausmas, ne mums. Mums čia skausmo nėra galvos. Mūsų šitai išdavikų valdžiai, jiems galva dėl to skauda. Ir jie bijo. Jie iš tiesų bijo, nes mano psichologinis portretas, aš nebejoju, yra tam tikruose kabinetuose išrašytas popieriui ir sudėliotas. Ir jie žino, ką aš darysiu, jeigu man bus suteikti įgaliojimai. Mažvydai, šiandien kaip tik atsiuntė LRT klausimus tokius. Atsakykite, o jeigu pavadinę toks sėkmės atveju, jeigu jūsų partijos, kuria einat sėkmės atveju, o kas būtų
Seimo pirmininkas. Tai aš nurašiau, būtų Mažvydas Misiūnas. O kas būtų ministras pirmininkas? Tai parašiau, būtų Eduardas Vaitkus. Nu ir tegul dabar galvoja. Tegul ta mūsų valdžia galvoja. O ką jiems daryti? O aš sakyčiau, kad visi Seimo nariai buvę, ar tu buvai vieną kadenciją, ar tu buvai 2 kadencijas, ar tu buvai 3, kai kurie buvo 5 ir vėl veržėsi į Seimą ir matosi, kad pagal sociologinius tyrimus jie turi labai daug šansų. Aš manau, kad tu, jeigu buvai Seime, tu esi atsakingas už tą situaciją, kuri yra šiai dienai Lietuvoje ir net nesvarbu, ar tu buvai valdančiųjų partijai, ar tu buvai opozicijoje. Todėl, kad jeigu tu buvai opozicijoje, tu lygiai tiek pat esi atsakingas už tai, kad tu nemobilizavai opozicijos, neįgyvendinai, opozicijoje taip pat turi programą. Tos pačios sistemos buvo tvarkingos dalis, tik tai su kitom funkcijom paskirta. Tu dabar ne pagrindinis, tu šalutinį vaidmenį vaidini. Tai mes ir kovojam iš esmės prieš šitą sistemą. Nes tai sistemai, kuria ne iš Lietuvos, iš užsienio, iš to vadinamo gerojo pasaulio šita sistema yra sukurta ir aš sakau, biznio projekto, kurio pavadinimas yra demokratija, čia mano specialiai taip sakau grubiai, jo pagrindinė mintis yra, žmonėm reikia sukurti nuomonę apie tai, ko jie nesupranta. Ta nuomonė sukuriama per privačias masių informavimo, dezinformavimo priemonės. Jiems sukuriamas mąstymo ir veikimo algoritmas. Ir tada, kai tu sakai kažką teisingo ir faktus, pateiki faktus, žmogus taip smegenis veikia žmogaus. Žmogus tų faktų negali priimti. Jis tiesiog negali priimti, kaip žirniai į sieną. Nes tie faktai prieštarauja jo nuomonėjai, o nuomonė jo pagrįsta tikėjimu, kad jis žino. Jis negali pripažinti savo, kad jis nežino, nes tada jisai turėtų loginiu protu vadovautis. Šita sistema, kurioje mes esame, pagrįsta tuo, kad žmogus privalo turėti nuomonę apie tai, ko jis nesupranta. Taigi, šiame kontekste, užtat vėl čia sociologiniai duomenys, 5-7%, tegul būna 10% žmonių balsuoja pagal protą, pagal loginį mąstymą, o kiti visi pagal švarko spalvą, pagal kaklaraiščio, pagal nosies dydį. Nu tai reikia, aš kreipiuosi į protą.